Labą diena, sveikinam su vasara ir kviečiam arčiau, turim svečių iš Vilniaus ir užeivių, bent 3 čia scenoje. Tai tikrai kviečiam arčiau, kalbėsim apie vietinį maistą, bandysim išsiaiškinti, kas jis yra ir kuo garsūs dzūkai. Palauk, dar tik aiškiai, jau mes pamiršom. Dar tik Mergaitės, mes jau senai šitą visą žinom. O kad jūs nežinot, tai jūs galėjot pasiskaityti? Nu, žinote ką. Atvažiavo, kad susižinotų, koks mūsų maistas. Kam? Tegu būna. Taigi jos ir būna, ir grybauna, Tai dar kartą sveiki atvykę. Noriu pristatyti svečius. Na, vienos pristatyti turbūt tikrai nereikia. Beata pas mus atvyko iš Vilniaus. Beata, tu kas esi? Kokios tavo yra regiono kilmė tavo? Kėdainiai niekas. Taip, tai aš iš tikrųjų esu aukštaitė. Pagal tėvų liniją, nors Kėdainiai yra tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos, Nevėžio upė skiria, viršus yra pačia, bet aš esu aukštaitė. Bet noriu pasakyti, kad aišku šitie metai yra ypatingi Lietuvai, nes artėja Lietuvos dainų šventė, 100-mečio dainų šventė. Ir aš tai progai siuvuosi tautinį kostiumą. Aukštaitišką? Ne. Aš nusprendžiau, kad vis tik aš noriu dzūkiško kostiumo. Tai aš tokia truputėlį dzūkė prijaučiu jums, dėl to, kad rinkausi kraštą, nes Vilnius teoriškai kaip ir Dzūkijai priklauso. Tai aš nusprendžiau, kad aš siūsiuosi tautinį kostiumą tą, nes man dzūkiškas tautinis kostiumas pasirodė toks gražesnis. Labiau. Aš aišku, pradžiai galvojau, kad gal galima čia sumiksuoti ir sudėti viską, kas tau gražu, bet žmonės, kurie puoselėja tautinio kostiumo tradiciją, man paaiškino, kad vis tik reikia neatskirti, nemaišyti regionų ir išlaikyti tą vientisumą. Tai aš išsirinkau dzūkišką kostiumą ir man nuaudė moteris ir audinį ir prijuostė, viskas yra dzūkiškais raštais. Dar kol kas siuvuosi jį. O čia yra Mažosios Lietuvos raštų palaidinė. Nors visi galvoja, kad viršivanka. Bet ne, čia yra lietuviška Mažosios Lietuvos iš tautinio kostiumo dalis. Jurgita, iš kurio regiono esat jūs, nes jūs esat Dzūkijos užeivė? ne visai užeivė. Aš save laikau dzūkę. Mano mamos tėvai yra dzūkai iš Karpiškių kaimo, tai vat ten ir kūrėmės senelių žemėse. Tėtis mano yra aukštaitis iš Pautenas, bet labiau save, kadangi visas vasaras praleidau Dzūkijoje, tai laikau labiau save dzūkę. Tai dar kartą pristatau, tai yra Jurgita Kalnutė iš Jogų ūkio, kuris yra netoli nuo Karpiškių kaime, čia apie 14 km. Taip, tai noriu pristatyti Daivą Bublienę iš Žolynų asorti. Daiva, iš kurio regiono jūs, nes jūs irgi užeivė? Taip, iš Pautenas, kaip sakė Jurgita, aš esu tikrai aukštaitė ir gimus ir augus Utenoj. Tačiau ištekėjau už dzūko, už ūkininko ir dabar esu čia ir gaminu kai kuriuos dzūkiškus gerus produktus. Tai, na, o kalbinsiu šias nuostabias moteris aš, irgi užeivė, gimusi Šiaurės Lietuvoj, beveik žemaitė, tada atsikrausčiusi į tėvelių gimtinę į Kėdainius, tai Aukštaitija, ir galiausiai paskui vyrą atsekusi į Dzūkiją ir beprotiškai pamilus šitą kraštą. Tai ačiū labai, kad susirinkot, leiskit man prisėsti, nes turiu labai daug klausimų. Į vieną Beata beveik atsakė. Tai aš norėjau paklausti Beatos, ar tu žinai, kuo garsios yra dzūkų moteris? Na tai čia jau ta lietuvių liaudės patarlė, ar koks ten tokia daina, ar dar kažkas. Bet man atrodo,
dzūkų moteris iš visų, kaip ir šiaip, galbūt aš nenorėčiau taip, aišku, mes labai svarbu yra tas mūsų identitetas, kaip, su kuo mes save identifikuojam, nes ir ar tu aukštaitis, ar tu žemaitis, bet man atrodo šiaip bendras vienas dalykas visoms moterims Lietuvoje, nesvarbu ar dzūkės, ar aukštaitis, ar žemaitės, yra, stulbinantis darbštumas turbūt. Ir tai, sakyčiau, o Dzūkijoje, kai reikia tas uogas ir tos grybus surinkti, kur, žinom, žemės atseit nederlingos, tos smėlingos, daug visko neužauga, tai dzūkės iš tautosakos turi iš miško tų gėrybių prisirinkti, tai tikrai, manau, Dzūkijos moteris garsėja savo kruopštumu ir tai, kad tikrai daug ką daro rankomis. Daiva, jūs tikrai žinau, kad iš miško ir gyvenate. Iš miško aplinkinių laukų, to, ką užauginate, bet iš tikrųjų su žolynais turit labai daug bendro, tai ar užtenka drabužiams? Prieš 6 metus aš pradėjau auginti žolynus, tai vaistažolės, prieskoninės žolės, rinkti kitus gerus žolynus aš aplinkui. Ir galvojau iš pradžių, kad tai bus tik tai hobis, atsipūtimui po dienos darbų, bet per šitus 6 metus tai tapo tokiu kaip ir darbu. Negaliu pasakyti, kad labai jau prabangius drabužius galiu nusipirkti iš to, bet užtenka viskam, svarbiausia, užtenka sielai. Jurgita, jūs esat bankininkė, jeigu aš neklystu, ar ne? Bet jūsų, žodžiu, ūkyje auga avietės, mačiau, šitakė grybai, nebuvau ten nuvažiavusi, bet mačiau per televizorių, kad auga šitie dalykai. Tai kaip jums šovė mintis, iš banko pasukti į žemės ūkį? Taip tiesa, esu bankininkė, bet gal dar mano vardas daug ką turbūt užkoduota jame buvo visas mano likimas, nes kartais pajuokaudavau, mano senelis buvo Jurgis, o aš Jurgita pagal senelį, o mano vardo reikšmė graikų kalboje reiškia žemdirbė. Ir juokaudavau, kad tikrai žemdirbė nebūsiu, nors visus ūkio darbus su seneliu dirbdavom, viską darydavom. Ir kažkaip su amžium, kaip sako, pradeda žemę traukti. Tai taip ir man nutiko ir kažkaip pagalvojau, mes nuomodavom žemės kitiem ūkininkam, kad galbūt verta pabandyti. Tai aš auginu bites, tai viską, kas ten buvo ariama, užsėjau augalais, kad bitės nektarą neštų. Ir kaip ten sako, kad nebūtų nuogos grybai uogos, tai yra aviečių, yra šitakė grybų. Kviečiu apsilankyti tikrai pas mus. Ir vienintelį, ką auginu, tai šparagai, iš daržovių. Įdomu iš tiesų, kokia jūsų patirtis, kaip žmonės jūs atranda? Gal nuo Beatos mes pradėkim, kaip Beata atranda tokius žmonės pasislėpusius kažkur miškuose ir darančius nuostabius dalykus. Ir kaip apskritai atranda žmonės jūsų ūkius? Aš tai, man visuomet aš prioritetą teikiu, pradėkime nuo to lietuviškam produktui, kuris yra užaugęs Lietuvoje. Ir man, aš džiaugiuosi, kad galiu, nes nebūtinai, kitaip tariant, aišku, mes jeigu renkamės grietinę lenkišką ir grietinę lietuvišką, galbūt lenkiška grietinė yra pigesnė, bet jeigu mes atiduodame savo sunkiai ir lengvai uždirbtus pinigus lenkiškai grietiniai, tai mes kaip ir iš Lietuvos kažką tai truputėlį nuimam. Ir nesvarbu, kad mano gilių įsitikinimu, kad mes visi, kiekvienas individualiai galime keisti pasaulį. Ir kaip ir minėjot,
Daiva apie, kad svarbiausia, kad siela būtų pamaitinta, nes kai siela pamaitinta, tai tada ir piniginė pilnesnė. Bet iš esmės, jeigu mes renkamės vietinius produktus, mes tai prisidedam prie savo krašto, savo Lietuvos klestėjimo. Ir tai yra labai labai svarbu. Ir aš esu didelė vietinių produktų gerbėja ir aš tikiu, kad mano vienos pasirinkimas gali daug ką pakeisti ir manau, kad kiekvienas mes turėtumėm jausti tokią atsakomybę ir pasitikėjimą savo jėgom, kad taip mes galime pakeisti kažką, jeigu mes renkamės netgi savo kasdieniuose pasirinkimuose lietuviškus produktus. Tai aš tikrai dirbu televizijoje daug metų filmuoju kulinarinės laidas, esu tikrai apvažiavus nemažai Lietuvos, lankiusis įvairiausiuose ūkiuose. Mano, netgi sakyčiau, toks pomėgis ir džiaugsmas yra eiti į turgų, susitikti žmonės, kurie gamina, užaugina, nes tikrai užauginti bet ką, nesvarbu, ar bičių avelį prižiūrėti, ar šparagus, ar avietės, ar išdrožti medinį šaukštą, kurį čia nusipirkau. Visi tie daiktai, jie visų pirma turi visai kitą energiją. Tie daiktai, kurie užauginti su meilė, su atidumu, ir yra daug dalykų, kurie yra nematomi, nejuntami, bet jūs, mielieji varėniškiai, gyvendami čia, šitoj gamtoje nuostabioje, jeigu jūs išvežtumėm į kokį nors, nežinau, New Yorką ir įdėtumėm, kur yra milijonai žmonių aplinkui, jūs iš karto pajustumėt ir suprastumėt, kad skirtinga vieta turi skirtingą energiją ir jūs esate tikrai labai apdovanoti ir man atrodo, mes visi, tai yra mūsų atsakomybė rinktis vietinius produktus ir juos palaikyti, nesvarbu, net jeigu jie yra ir truputėlį brangesni, bet taip mes investuojame į klestėjimą savo kiemo. Tai aš tikrai esu ambasadorė, gerbėja nuo pat pirmų lietuviškų smidrų, kurios nusipirkau, nežinau, prieš daugiau nei 10 metų. Aš visuomet tikiu, kad tikrai socialiniais tinklais ir televizija galima transliuoti tą gerą žinutę ir visus raginti mylėti savo kraštą labiau, stipriau ir tai yra tiesiog visų mūsų bendras reikalas. Tai už tai Valdas, su kuriuo bičiuliaujasi, jau tikrai seniai esu buvusi jo ūkyje ir įvairiausių ir fotosesijų, ir tų sūrių ragavus ir visako. Manau, kad kaip ir visi daiktai, ir visi daiktai turi savo kažkokią tai energiją, ar ne? Tai taip ir ta avietė ir tas sūris, kuris pagamintas savo rankom, ypač kai tu dar išgirsti tą istoriją, kai pamatai, kas užaugino, kas prižiūrėjo tas avietės, tau tas vienas kąsnis bus 5 kartus ir naudingesnis, pamaitins ir tavo sielą, ir maistingesnis, ir tiesiog, tokius užkuri kaip čia pasakyti, gerovės ratą, kai mes renkamės savo krašto produktus, mes visi prisidedam po truputį, kaip tos bitės neždamos nektarą prie to, kad mūsų kraštas klestėtų. Tai aš visuomet renkuosi pirmiausiai lietuviškus ir pirmiausiai mažų gamintojų dalykus. Aš tik tai gal dar pridėsiu, kad visiškai tvirtinu Beatos žodžius, dėl to, kad vakar kaip tik grįžau iš Kėdainių rajono ir Kėdainiuose nusipirkau iš ūkininko agurkų, tada sustojau Dotnuvoj, nuostabioj mažoj kepyklėlėj, parsivežiau bandelių su lašinukais, tokią žydišką plinutę ir dar čia Rasa yra tokia iš Trakų rajone, jinai gyvena, bet Valkininkuose pardavinėja savo nuostabius sūrius ir dešras, tai papjaučiau tos dešrytės savo draugams, kurie vakar pas mane atvažiavo ir jie man sako, iš kur tu visą tai gauni? Tai yra nerealaus skonio produktai. Tai vis dėlto, kas supranta, tikrai vertina tuos produktus. Bet aš Jurgitos norėčiau klausti, Beata tai teoriškai žino, jinai aplanko, jinai turi savo konceptą, bet kaip jūs suranda žmonės? Kaip jūs pasiekia tą tiesioginį vartotoją? Kaip jisai iki jūsų ateina? Gal pirmiausia, mes esam jaunas ūkis, antri metai, bitininkauju tik 3 metai.
Tai daugiausiai draugai, artimieji, kolegos, artimas ratas nori būtent mūsų užaugintų produktų, mūsų medaus nori, o prekiaujamės Senojoje Varėnoje, turgelis Gamtos ritmu, tai ir toks kelias, kur visi pravažiuoja, kas į Druskininkus, kas į Merkinę skuba, tai sustoja ir tų produktų irgi gali gauti. Daiva, o jūs? Aš pritariu Jurgitai, paantrinsiu, kad iš tikrųjų pirmiausiai tai visa sklaida prasidėjo nuo savų, o dabar, kadangi mano ir gamybinės patalpos yra čia Varėnoje, tik tai ūkis yra truputį toliau, tai kas tik tai nori ir šviežia visada linų sėmenų aliejus ir arbatžolių ir prieskonių gali įsigyti čia, vietoj, Varėnoje, už kilometro. Aš tai kažkaip galvoju, kad Beata yra nuostabi komunikacijos specialistė ir jinai galėtų duoti gerų patarimų, kaip komunikuoti, kad pasiekti žmonės, nes vis tiek turbūt mes kažkokie tokie esam labai kuklus, ar ne, ir visada bijom pasakyti apie savo gerus ir gražius darbus, tokie susikuklinam ir sakom, kažkaip gal kažkas suras, paragaus, pabandys, ar ne, bet turbūt reikia apie tai kalbėti. Tikrai reikia apie tai kalbėti, reikia nebijoti apie tai kalbėti ir tai visiškai nereiškia kažkokio, nes mes lietuviai, mums dar Vaižganto berods įsodinta, kad būk mažesnis už aguonos grūdą, tas toks įsitikinimas, kad jeigu tu kažkur save pagirsi ar papasakosi, tai nėra pasigirimas, tai yra tiesiog papasakojimas savo istorijos ir savo kasdienybės, kaip tu darai vieną ar kitą dalyką. Ir aš apie šitą nuostabų turgelį, tą iniciatyvą Gamtos ritmus, nežinau, senokai, turbūt tada, kai jisai prasidėjo, nes aš tiesiog man Facebook'e pradėjo išmetinėti, gal dėl to, kad Valdą pažįstu, žodžiu, iš to turgelio įvairiausius ten pranešimus, kas ten prekiauja, kaip vyksta, kaip ten karvės blynas, kaip medus, kaip kas kur, ir aš visą laiką su tokiu įdomumu iš tikrųjų stebėdavau ir žiūrėdavau ir galvodavau, reik nuvažiuoti. Ir pagaliau, kai Valdas mane pakvietė, sako, čia darysim tokią šventę, tai ar atvyksi. Aš sakau, žinoma, būtinai, nes, aš džiaugiuosi, jeigu galiu ir pamatyti savo akim, ir, aišku, palaikyti, pagarsinti šitą tokį dalyką, nes kuo daugiau bus tokių turgelių, kuo daugiau bus galimybių mažiem ūkiam realizuoti savo produkciją, tuo mes, paskirstysim, man atrodo, tikrai užtektinai yra ir lėšų, ir visi pakankamai uždirbam, Lietuva tikrai yra, sakyčiau, klestinti šalis, bet jeigu pasižiūrėtumėm, tai kalbant apie prekybą maistu, vis tik daugiausiai perkame maisto iš prekybos centrų ir turgus visą laiką kažkaip tikimės, kad būtinai turgui turėtų būti pigiau negu prekybos centre, o tiesą sakant, turgui, aš kadangi daug metų gyvenau Anglijoje ir dabar tenai dažnai nuvažiuoju, turgui mažų gamintojų, ūkininkų užauginta produkcija negali būti pigesnė negu parduotuvėje. Dėl to, kad tai yra visiškai kito masto auginimas. Ir dar, man atrodo, labai svarbus dalykas, tai yra kaip ir pačio turgelio idėja ir mintis Gamtos ritmu, kad mes gyvename su gamta. Ir man atrodo, laimingiausi yra tie žmonės, kurie gyvena su gamta, jaučia gamtos ritmą, jaučia save. Nes tikrai sutikit, mes patys jaučiame skirtingai, kai pradeda lapai, tarkim, geltonuoti, kai ateina žiema ir kokį jaučiame impulsą, kai ateina pavasaris, galų gale dabar, kai pagaliau prasidėjo vasara, mes patys keičiamės kaip žmonės, nes mes esam visiškai gamtos dalis. Ir ta gamtos terapija, ir visi, aišku, labai kalba daug apie sveikatą, apie gerbūvį, apie tai, kaip gerai jaustis. Tai yra tokia populiari tema, kad kuo ilgiau gyventi, neturėti įvairiausių susirgymų. Tai iš tiesų, kuo mes būsime arčiau gamtos, tuo būsime sveikesni ir laimingesni natūraliai. Nes tai, kas sukurta, kaip čia pasakyti, tokiam masiniam, greitam, skubiam vartojimui, nebūtinai yra geriausia, ko mums reikia. Ir tikrai
mes patys žinome ir matom ir jaučiam visi, kurie čia esat, jūs patys žinot ir savom akim ir pajutot, kaip pasikeitė oras, gamta, klimatas keičiasi, neaišku, kaip gyvensim po 20 metų ir aišku, ne visuomet ateina tos gamtosauginės idėjos, bet viskas prasideda nuo žmonių taip pat. Ir tai ne tik tai yra politikų ar valstybių klausimas, tai yra mūsų visų, ką mes norim išsaugoti, kur mes norim gyventi ir kokią braškę mes norim valgyti. Ar ta, kuri atskrido iš Graikijos, ar ta, kuri užaugo Varėnoje. Taip, norim tos braškės jau balandžio mėnesį, bet jeigu pakentėsim, tai ta braškė mums duos daug daugiau, ar tuo pačiu ir tas smidras, kuris užaugęs čia kažkur tai. Taip kad tai yra be galo svarbu ir vėlgi, jeigu kažkas pergyvena dėl kainos ar sako, oi, čia turbūt brangu, aš irgi kai pasidalinu, kam nors brangu, ten tiek pat kainuoja kaip ten ar taip. Bet yra skaičiai maisto švaistimo yra begaliniai. Mes vis dar labai daug maisto išmetam, nes ir aš pati tikrai nesu šventoji, nes mano akis didelės, aš visko noriu. Paprastai turiu nuėjus į turgų save suvaldyti, kad neprisipirkti per daug. Bet geriau mažiau, bet kokybiškesnio produkto ir tas kokybiškesnis produktas dar ir turės dvigubą naudą, nes taip mes palaikysim žmonės, kurie iš miesto atsikelia, kurie sukuria gyvybę, energiją ir galų gale pritraukia čia daugiau miestiečių, daugiau turizmo, daugiau visko, taip kad tikrai tiesiog reikia nebijoti, kalbėti apie tai, kalbant ir apie mažuosius ūkius, tiesiog dalintis, nes kuo tu daugiau pasidalini, tuo tau daugiau sugrįžta. Man patiko, Beata, tavo idėja, kuo brangiau nusiperki, tuo mažiau išmeti. Nes iš tikrųjų gailagi išmesti, kai brangiai nusiperki, ar ne? Tai perki mažiau, viską suvalgai ir didžiuojasi. Taip, labai gera idėja. Tai Jurgita, Beata truputėlį užsiminė apie tą sugyvenimą su gamta ir jūs tai tikrai žinot, ką tai reiškia. Ir vis dėlto aš norėčiau klausti jūsų istorijos, jūsų asmeninės istorijos. Būtų labai įdomu išgirsti, kaip du žmonės, berods jūsų vyras inžinierius, taip? Kaip Karolis, transporto inžinierius. Taip, inžinierius ir bankininkė sugalvojo išvažiuoti, gyventi į kaimą. Ir kas buvo tas paskutinis lašas, privertęs jūs apsispręsti? Na, turbūt, kad vienas ūkio nepadarysi, reikia tų rankų tikrai daugiau ir Karolis tikrai buvo turbūt vienas iš tų žmonių, kuris padėjo apsispręsti, nes labai myli darbą ir myli medį, daug su medžiu dirba, irgi drožia įvairius gaminius iš medžio. Ir noras arčiau gamtos, tai mes kartu ir jogos važiavom studijuoti į Indiją, turgelį gamtos ritmu kartais jogą vedam, dabar atėjo vasara, vėl manau grįšim prie šitos tradicijos, tai tikrai apsilankykit, nemokamai užsiėmimai vyksta. Aš irgi užsiminė Beata, kad jeigu atsidurtumėm Niujorke, tai tikrai pamatytumėm, kokia yra mūsų ta Varėna graži. Tai aš kaip tik šiemet buvau ir Čikagoje, ir Miami, ir aš kai važiavau pro ten jų vietinės, kur pušys buvo, man kažkaip jau geriau buvo. Ir aš supratau, kad manęs tos palmės nedžiugina ir mane tie pušynai Dzūkijos traukia. Čia užaugus, čia man gera, tai ta mūsų gamta, tas žalumas, tie mūsų ežerai, visiškai, nei krokodilų mes čia turim, nei gyvačių. Žemės drebėjimai nevyksta, potvyniai kol kas. Taip. Ir aš beje esu Sveikatos mokslų universitete, neseniai baigiau pirmą tokią studijų programą miško ir gamtos terapijos. Tai tokius irgi esu miško ir gamtos terapijos gidė, kur miškas yra terapeutas. Tai taip viskas dėliojasi, gyvenime norisi balanso, tai viskas puikiai dera ir ūkis, ir gamta, ir joga. Ir tikrai kviečiu atrasti tą vietinį maistą, jūs turbūt vis tiek, Varėna nėra Vilnius, nėra toks didmiestis, turit vietinių, kas ir patys viską užsiauginat, tai tikrai kviečiu viską ir valgyti, nes
tikrai esam pratę prie prekybos centrų, nes atrodo, ten mes randam viską ir už tą gerą kainą, bet kartais net nenorim žiūrėti tada ir į sudėtį, ir iš kur tai atkeliavo, tiesiog jeigu vaikomės, bet skonis vis tiek, kai paragaujam to tikro gero produkto, jis skiriasi tikrai labai, labai smarkiai. Daiva, kokia jūsų istorija? Kaip nutiko, kad jūs pradėjot šitą veiklą? Būdama vaikas augau pas močiutes, abi močiutės rinko vaistažoles, darė įvairias užpiltinės ir kitokius dalykus ir trinimams kremus pačios gamindavosi, tai iš vaikystės tą prisimenu ir kažkaip mano darbas visą laiką, daugiau negu 30 metų buvo surištas su grybais, uogom, daržovėm, vaisiais, čia įmonėse dirbau Varėnos. Kadangi vyras ūkininkauja visą laiką, kiek ir prisimenu, ir turime ekologinį ūkį, auginame ekologiškai grūdinės kultūras ir pernai pradėjome auginti linus, už kurių spaudžiame ekologišką linų sėmenų aliejų. Tai viskas va taip susidėjo ir dabar išsivystė jau į truputį platesnį mastą, negu kad buvo anksčiau. Ne tik hobis tapo dabar. O kaip jūs komunikuojat, kaip žmonės iki jūsų ateina? Jūs ateina pas jūs į parduotuvę, čia Varėnoje, ar ne? Tada jūs pardavinėjate turgelėje. Ar vyksta internetinė prekyba, nes tai iš tikrųjų yra gera galimybė parduoti vietinius produktus internetu? Taip, produktus mano galima nusipirkti čia Varėnoje, bet ne parduotuvėje, o pas mane gamybinėse patalpose. Taip pat sekmadieniais turgelėje Senojoje Varėnoje. O dėl internetinės prekybos, taip, vykdau ir ją, tačiau kadangi esu registruota kaip maža įmonė, mažais kiekiais prekiaujanti, kaip ir nelabai galiu to daryti pagal veterinarijos reikalavimus. Bet darau. Kadangi to linų sėmenų aliejaus nori ir Klaipėdoje gyvena. Na, pakalbėkime apie sistemą. Juk iš tikrųjų mes labai norėtume, kad mūsų vaikai, ar ne, valgytų geros kokybės produktus, kad mokyklose jie gautų tinkamą maistą, ar ne? Kiek yra galimybių, kad tas tikras čia užaugintas maistas pasiektų, išplistų plačiau, kad jį ne tik nusipirktų žmonės pravažiuojantis pro šalį, bet kad jisai atkeliautų į mokyklas, į darželius. Ar yra tokia galimybė? Ar gauna tokių pasiūlymų? Kol kas aš tai tikrai negaunu, nes vis tiek tas mano produktas yra specifinis. Žmonės perka tie, kurie jį žino ir daugiausiai įdomu, kad jį kol kas žmonės perka sveikatinimuisi, o kad jį galima vartoti tiesiog su visais maisto produktais išskyrus kepimui, tai nelabai žino. Tai šiandien prašom į tą palapinę užeiti, paragauti ir suprasti, kad galima jį vartoti su kitais produktais, ne tik tai sveikatinimuisi kaip vaistą. Kam naudoja, pavyzdžiui, sveikatinimuisi tą linų sėmenų kaip omega šaltinį, ar ne? Tiesiog geria šaukštais. Tai papasakokit, kaip mums atrasti tą linų sėmenų aliejų. Jeigu sveikatinimuisi, tai kadangi ten yra gerųjų riebalų rūgščių, vitaminų ir mineralų ir viso kito gėrio, tai taip žmonės žino, kad jį reikia vartoti kaip vaistus vieną kartą per dieną, ryte, prieš valgį, šaukštą išgerti ir taip sveikatintis. O šiaip yra naudojamas, tiesiog aš sakau visiems, kad aš jį piluosi ir ant silkės. Tai reiškia, jį galima vartoti visai. Bet iš tiesų tai yra labai senas dalykas, mūsų juk seneliai, nežinau, bent mano močiutė per kūčias visada pildavo linų sėmenų aliejų ant silkės. Tai nuo labai senų laikų, tai gal mes vėl atrandam tą tradiciją, ar ne, gal tai buvo truputėlį primiršta ir gal mes, kaip visada, labai metamės prie tokių dalykų, atkeliavusių iš Italijos, ar ne, arba Ispanijos, arba Graikijos, sakom, kad dabar išeitis yra tik
tik alyvuogių aliejus, bet pamirštam tai, ką mes turim, ar ne? Mes turim kanapių aliejų, mes turim linų sėmenų aliejų, netgi saulėgrąžų turbūt, kas irgi yra labai pamiršta, bet yra labai skanu. Beta, tau silkė negi neskanesnė su saulėgrąžų aliejų negu su alyvuogių aliejų? Su linų sėmenų tai tikrai, šiaip iš viso, kai pradedi skaityti silkės sudėtį, tai yra baisu. Kas antra silkė yra su E621, tai yra siaubas kažkoks. Nežinau, kodėl žmonės perka, jūs paskaitykit ir nebepirkim tos silkės, kur yra E621, nes jos yra labai daug tokios. Tai linų sėmenų aliejus turbūt didžiausia problema yra ta, kad žmonės nusiperka, pastato šiltoj spinteliai ir jisai labai greitai sugenda. Tai aišku, edukacijos reikia daugiau ir aš būtinai nusipirksiu, paragausiu ir laikysiu šaldytuve arba užšaldysiu, kaip šaldiklyje. Žodžiu, Daiva rekomenduoja šaldiklyje laikyti. Taip. Tai mums tai buvo naujiena, iš tikrųjų. Daiva, papasakokit truputėlį, nes dažnai, bent jau mane, nekartai yra pagąsdinę. Nusipirkai, tuoj pat suvalgyti, bet nepavyksta taip greitai suvalgyti, ar ne, jeigu didesnis dideliukas. Žiūrint, kur nusipirkot. Jei nusipirkot prekybos centre ir jisai yra pagamintas prieš metus, tai jūs galite ar šiandien, ar rytoj, ar už savaitės, jis vis tiek jau bus netoks, kaip išspaustas vakar ar šiandien. Tai jeigu perkat visiškai šviežią ir laikot teisingai, tai yra šaldytuve arba galima laikyti šaldiklėje, nes tai yra vienintelis aliejus, kuris neužšąla ir išsitraukus iš šaldiklio jį turite visada šviežią, kaip vakar spausta. Bet šaldytuve, aišku, pas mane, sakykime, pilstymas yra po 200 ar 250 ml, tai jeigu vasaras su šviežiam salotam, tai yra labai greitas sunaudojimas ir laikant pagal visus reikalavimus jį galima laikyti šaldytuve šviežią iki mėnesio, bet tiesiog sakau, ragaukit, kadangi kartais būna, kad ir po 2 ir po 3 mėnesių jis yra skanus. Galima laikyti, nes jisai galima laikyti ir metus, taip, šaldiklyje. Jurgita, o kaip jūs realizuojat savo produkciją ir ką darot su tuo, kas, turbūt juk ne viską nuperka. Ką darot su tuo, kas lieka? Ir ar lieka, galbūt nelieka visiškai? Pas mus nelieka. Nuostabu. Mes kadangi jaunas ūkis, dar tik tai pradėjom, tai pas mus ir medaus nelieka, ir smidrų irgi neliko šiemet labai greitai. Tai va, tai mes už tai kol kas net ir nelabai reklamuojamės, taip labai atsargiai, nes dar nelieka. Va šiemet šiek tiek daugiau, bet irgi ne visiems užteks. Tai va, tai planuosi irgi ir elektroninę parduotuvę, kol kas esam Facebook'e, Instagram'e ir turim labai iš tikrųjų palaikytojų, net kas ir iš Klaipėdos prašo atsiųsti. Dar gal apie medų irgi norėčiau pakalbėti, kodėl, pavyzdžiui, mes visą laiką pilstam tik į stiklinę tarą. Nes daug kas klausia, sako, gal galite plastikinį kibirėlį, gal galite netgi paštomatais, mes jau ten labai pripakuojam ir siunčiam vis tiek stikliniai taroj. Nes aš ir pati, kai dar nebitininkavom, jeigu gauni ar dovanų, ar iš kažkur nusiperki tą plastikinį, kaip ir sako, kad reikėtų kuo greičiau perpilt. Bet ar jūs esat nors kartą gyvenime perpilę? Aš tai ne. Tai dėl to, kad vis tiek mes esam tingus ir žinau, kad tikrai neperpilsit, o blogai medui yra plastikė, tai mes atsisakėm to iš viso, gal ir sudėtingiau tam tikrais, ten reikia daugiau papakuoti, labiau pasaugot. Ir su medum yra atvirkščiai, kaip aliejų gal rekomenduojama šaldiklį laikyti, jeigu ilgiau norit vartoti. Medų nereikia kaip tik šaldytuve, jeigu jūs norit išlaikyti skystą. Mūsų dzūkiškas medus šitas labai įvairūs augalai, nes ir patys daug sėjam, aplinkui miškai ir pievos. Tai jis ilgai išsilaiko skystas ir jeigu įdėtumėte į šaldytuvą, tai susikristalizuotų, o daug kas mėgsta vis tiek ar į jogurtą, ar į košę, tą skystą tokį, tai yra galimybė jį išlaikyti, jeigu tiesiog, kad ne ant saulės šviesos, o kokioj spintelėj.
dar labai įdomu, aš suprantu, kad galima išsirinkti kažkokį vieną produktą, šitakiai tik dar prasideda mada. Mes beje Merkinės fabrike kaip tik irgi turim vietos augintojų šitakius, mūsų šefas paruošė juos kepant grilio su sviestuku, yra fantastiškai skanu tikrai. Bet medus yra toks produktas, kurio yra daug, ar ne? Ir aplinkui Dzūkijoje tikrai yra labai daug bitininkų. Kaip ta konkurencija vyksta ir kaip išsiskirti, kaip padaryti kažkokį išskirtinį medų, kaip jums pavyksta kažką kitaip padaryti negu kiti siūlo. Ar medus yra medus tiesiog? Nėra visiškai tiesiog. Kiek teko domėtis, Lietuvoje gal apie 70% yra rapsinio medaus, ypač apie centrinę Lietuvą. Rapsinis medus gal tinka labiausiai tiem, kas alergiški yra žiedadulkėm. Galima jį maišyti ten su riešutais, su įvairiais kitais priedais, nes neturi kažkokio specifinio poskonio. O vis tiek geriausia yra pažinoti bitininką irgi, kaip jis tai daro, nes daug kas yra, nežinau kiek žinot, kad bitės yra specialios erkės, kurios puola bites. Tai mes kaip ir ekologiniai ūkiai tik organiniam priemonėm gydom nuo erkių ir tik tai irgi naujuose medsukiuose suka medų, nes yra įvairių tų. Tai stengiamės tą medaus kokybę užtikrinti. Ir kitas dalykas yra labai priklauso, koks tas medus, kas aplinkui žydi, kas auga. Tai yra, tikrai mes nekonkuruojam, nes yra kas visiškai miškuose bitynus turi. Mūsų gal kas išskirtinis, kad Dzūkyto rapso nelabai jau iš tikrųjų augina. Grikių už tai daugiau. Grikių, bet irgi ne visais metais, mes patys grikių neauginam, vienais metais neturėjom iš vis grikių, tai kiti ieško, kad nenori. Aš esu grikių fanė, tai aš mėgstu grikius. Aš nelabai. Tai mes nesipykstam šeimoje, nes Karolis, jis mėgsta tą šviesų pavasarinį, o aš mėgstu tą tamsesnį, tą tokį grikinį. Tai va, tai iš tikrųjų, mūsų gal išskirtinumas, kad labai įvairūs augalai yra ir tas medus, jos skonis kitoks. Ir plus dar auginam bitinės facelijos, įspūdingas man ir aromatas, ir skonis. Šiemet dar vėliau žydės barkūnai, šiek tiek garstyčių, esparcetas, to tokio kitokio, ne mum to įprasto, nes kažkaip pas mūsų sodų yra mažiau, tai mes neturim to tokio, kur, žinot, baltas medus, vėlgi to rapso, tai toks labai irgi miškai aplinkui, tai avietės, tai toks išskirtinio skonio, tai kas auga pas mus. Čia prie manęs priėjo Valdas ir pašnibždėjo į ausį, turbūt visiems smalsu, ką jisai man čia pašnibždėjo, ir jisai sakė, tai duok man mikrofoną, aš papasakosiu apie vaikų maitinimą. Ar įmanoma, kad vaikai gautų to gero medaus, tų žolių arbatų, ar įmanoma, Valdai? Viskas įmanoma. Labą dieną visiems, labą dieną pašnekovams, ačiū labai Beatai, Jurgitai, Daivai ir Laisvei, kad kartu su mumis kalbamės tokiam labai svarbiom temom. Kas manęs nepažįsta, tai aš esu sūrininkas, buvęs sūrininkas iš Dargužių, dabar jau nebe sūrininkas, dabar organizuoju, mokau kitus sūrininkus, plečiam tą veiklą, kad kiti jaunesni už mane gamintų sūrius. Ir apie maitinimą. Mes esame susirinkę, kalbėjomės tiek su mokyklų, Varėnos mokyklų direktoriais, vadovais, su darželių vadovais. Ir bandėm aiškintis klausimą, tai visgi kaip maitinasi dabar vaikučiai, vaikai, jaunuoliai, kurie yra darželiuose, mokyklose, kuo jie maitinasi. Ir turbūt didesniam liūdėsiui reikia pasakyti, kad maitinasi tuo pačiu jau, kaip sakyti, pigiausių, nes yra konkursai, viešieji pirkimai ir taip toliau. Ir kas laimi tuose konkursuose kainą, o ne kokybę, nors aiškiai tiek mokyklų vadovybė, tiek tėveliai sako, mes tikrai norėtume, kad maitinimas būtų kiek galint artimesnis tai vietoviai, kur yra ir taip toliau. Tai tą pačią progą, man įdomu būtų ir galbūt Beata pasakytų, kaip Vilniuje jūs jaučiat, jūsų vaikai, 4 vaikai, reiškia, kaip jie maitinasi. Bet mūsų patyrimas yra tokis, kad reikia kai kuriuos laužyti stereotipus
ta prasme, kad net galvoti, kad viešieji pirkimai tai yra tabų, kurių negalime peržengti. Reiškia, mes turime įtraukti į viešųjų pirkimų tai, kas maitinama viešaisiais pinigais, turėtų būti įtraukti kokybiniai ir vietiniai reikalavimai. Tai šita yra kelias tokis administracinis, bet yra ir ilgas kelias ir nuoseklus, tai taip pat mums kaip gamintojams, kaip ūkininkams, kad mes eitume į mokyklą, eitume pas vaikus, darytume degustaciją, kalbėtume su jais, mokytum, reiškia, ir gražintum, kaip sakyti, tą maistą arčiau žemės, kad maistas tai ne supermarketo vitrinoj gaminamas maistas gaminamas čia, kur mes gyvename, ir tas labai svarbu, kad tas maistas pakliūtų taip pat į mokinių. Ir žinome turbūt, kad maistas irgi tai yra vienas iš sveikatos šaltinių, ir tą, ką mes užduodam jaunai kartai, tai tikrai ne patį geriausią pagrindą tolimesniam gyvenimui. Nepaisant jau to, kad jaunimo mūsų laukia gana dideli iššūkiai susiję su pokyčiais pasaulyje, klimato kaitos ir taip toliau, jų ateitis darosi vis labiau ir labiau abejotina, ir plius mes juos auginam gana jautrius tikrai, reiškia, pokyčiams, o pokyčiai bus. Tai Beata, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs kaip mama? Čia labai gera tema, tokia labai plati ir labai didžiulė, bet iš esmės tai aš manau, kad ir pati esu dalyvavus, yra toks vykdomas po truputį projektas, kad produkcija iš ūkių ateitų iki mokyklų ir kad būtų tas maistas kokybiškesnis, bet aišku, viskas vis tiek prasideda nuo manęs, nuo asmeninės iniciatyvos. Ar tai būtų tėvai, kurie rodo pavyzdį savo vaikams namuose, ką jie perka, kas jų šaldytuve. Ar tai yra ūkininkai, kurie augina savo produkciją. Ir aišku, tikrai nėra paprastas šitas kelias. Tikrai turim suprasti ir valdininkus, ir viešuosius pirkimus, kur yra viskas ten suvienodinta, turi atitikti kažkokias tai normas. Bet man atrodo, kad mes jau visi matom, kad mes nebegalėsim taip gyventi, galvodami tik tai apie pelną, apie greitį, apie kaip daugiau uždirbti, kaip labiau iš tos gamtos išspausti, nes dabar iš tiesų, kaip Valdas ir minėjo, kad mūsų jaunimo laukia tikrai sudėtinga ateitis, turbūt, o gal ir ne, bet atitrūkti nuo gamtos tikrai jau atitrūkom labai stipriai ir dabar yra tik tai kelias sugrįžti atgal ir atrasti tą kokybiškesnį produktą. Mano visi vaikai, sakyčiau, mokykloje netgi geriau valgo negu namie. Nes mamytė, kaip sakant, galima, jeigu neiškepa, žodžiu, kartais ir atsisako valgyti, ką mama tokio sveikesnio. Sako, mama, aš čia tavo nevalgysiu, čia tų sveikų burokėlių. Maždaug kepklėtinius. Tai čia yra tokia, man atrodo, realija, su kuria susiduria ir mamos, ir močiutės, nes žmogus yra tokia būtybė, kuri eina tingėjimo, paprastumo ir lengvumo keliu. Ir tik tai tada, kai subręsta, užauga ir supranta, kad sėdėjimas, gulėjimas ir laukimas nieko nepakeis, tik tai blogiau bus, tai tada pradeda ieškoti tų atsakymų, kaip geriau jaustis. Ir tikrai maistas yra vaistas ir tai, ką tu dedi į save, toks tu ir esi. Ir tikrai yra per daug to, nesubalansuoto maisto ir atitrūkimo nuo gamtos. Bet man atrodo, jūs, visi, kurie čia klausot, ir man visa ta pati idėja tų lauknešėlių iš Dzūkijos, kurios kažkada tai bus galima užsisakyti, bet mano, kaip sakant, didžiausias noras ir viltis būtų, kad jūs visi, kurie čia sėdit ir girdit mus, surastumėt tą vieną produktą, tą vieną ūkininką, tą vieną augintoją, su kuriuo galima būtų užmegzti tą tiesioginį ryšį. Ar nueiti kartą per mėnesį į turgelį, ar nueiti tiesiai į ūkį ir kažką tai nusipirkti, nes tas produktas tikrai bus geresnis jums. Ir jūs, mūsų pilvas, mūsų skrandis, mūsų esybė, mes jaučiam,
Ir tikrai gali pajusti ir skoniu, ir nepaaiškinamais dalykais, koks yra kitoks maistas, kuris užaugintas lėtai, su meile, su pagarba, o ir nenukeliavęs tų 100 kilometrų. Bet ar tu turi daržą namie? Ne. Kaip, čia nes net nevadinsiu daržo, čia maždaug pomidorus. Bet turi, auginės, svogūnus. Nesiskaito. Bet reikia suprasti, kad aš, aišku, dirbu su maistu ir panašiai ir apie tai kalbu, bet aš užaugau šeimoje, kur mačiau, kaip yra maistas auginamas, ne? Ir daržovės visos, ir vištos vasbabutė ir panašiai, ir dešrelės gaminamos ir taip toliau. Tai man tai ir kopūstai yra auginami, tai man tai yra labai svarbu. Aš mačiau, kaip tas maistas yra gaminamas. Ir stengiuosi ir tokį pavyzdį rodyti vaikams. Tai nereiškia, kad mes niekada nevalgom picos ar ledų ar dar kažko, bet negali visą laiką 100% išlaikyti, bet tikrai turi rinktis, balsuoti savo piniginę, iš esmės. Na gerai, ar galiu pasididžiuoti? Aš šiandien prieš šitą renginį namuose pasodinau 25 pomidorus. Tai dar norėčiau paklausti, Beata, kokius produktus, 3 produktus, pasakyk man, iš Dzūkijos tu parsiveži, jeigu tu atklysti į šitą kraštą. Na, ką tu parsiveži iš čia ypatingo, kas yra autentiška šitam regionui? Viską. Aš dabar nusipirkau šaukštą, parsivešiu ir dūdelę, bet iš esmės, aš nežinau, nesvarbu iš kur, mačiau čia važiuojant pas jūs, aišku, ar tai būtų pakeliai grybai nupirkti ar dar kažkas, bet aš irgi esu linkusi prisipirkti per daug, ko man nereikia. Tai aš stengiuosi išeiti iš to blogo įpročio, nes kartais nusiperki ten kažkokių grybų, šaldai ir ką. Tai geriau nusipirkti mažiau, 3 labai gerus baravykus ir iš karto juos suvalgyti. O tas kaupimas nuolatinis mūsų, tai yra mūsų tokia, per kartų kartas atėjęs ir mums labai sunku, net ir man sunku su tuo, kaip sakant, išgyvendinti tai iš savęs, nes atrodo, kaupkim, dar čia medaus ir tada turi 5 metų medaus, 8 metų grybų, 15 metų uogienių ir taip toliau. Tai tikrai tiek nereikia, kiek mes sukaupiam, geriau mažiau, bet kokybiškesnė. Jurgita ir Daiva, jūsų produktai yra sudėti į Dzūkijos keliautojų krepšelį. Kaip atsirado ta idėja, kaip nutiko, kad jums tai pasirodė įdomu ir kokią to krepšelio ateitį jūs matote? Aš dar gal noriu nuraminti Beatą, kad medų ir 1000 metų, bet medus yra toks produktas, kuris neturi galiojimo termino ir tikrai galima laikyti ilgai. Apie maistą kaip vaistą, tai mes iš tikrųjų turim daug to super maisto, ieškom ką iš užsienio, siunčiamės įvairius dalykus, bet daug kas, kai pradėjome bendrauti su klientais, nežino, kad pavyzdžiui žiedadulkės yra iš tikrųjų toks super maistas, nes 100 gramų yra 24 gramai baltymų, tai irgi sportininkam ar kitiem, kas rūpinasi baltymai, svarbu. Ir turbūt, grįžtant prie lauknešėlio idėjos, mes kai prekiaudavom turgelį gamtos ritmu, būdavo tiesiog išreiškia patys klientai tokį norą, kad kažkur važiuoja, kažką norėtų pasimti. Mes visomis dienomis irgi nebūname ten, nes turim savo ūkiuose daug darbo. Tai tokia galimybė, kad užsisakyti iš anksto ir tiesiog pravažiuojant pasimti. Tai aš manau, Beata, irgi nuraminau vienu klausimu dėl linų sėmenų aliejaus, kad galima irgi ilgiau truputį laikyti. O pratęsiant Jurgitos mintį dėl lauknešėlio, tai mes priklausom tokiai asociacijai Merkio slėnio hubas. Ir ta idėja buvo kaip ir šitos asociacijos, nes jie su šita idėja dalyvavo ir kelionių parodoje. Ir žmonių klausinėjo, kas į tą lauknešėlį turėtų įeiti. Tai norim pasakyti, kad tas lauknešėlis nėra galutinis variantas ir šita asociacija vienyje smulkius ūkininkus vietinius, taip gali tiesiog
tapti asociacijos nariais ir kiti ir savo produktus irgi įdėti šitą lauknešėlį. Čia yra pati pradžia, mes buvom pirmos tokios, kurios užsimanėm dalyvauti šitame projekte, bet tai nėra galutinis variantas. Daiva, ką mes rasim lauknešėlyje? Koks jūsų produktas ten įdėtas? Mano yra dviejų rūšių lauknešėliai, yra mažesnis ir yra didesnis. Mažesnėme yra linų sėmenų aliejus, o didesnėme dar plus yra arbatžolių mišinys ir prieskoninių žolelių mišinys. Jurgita, kas jūsų produktai, kokie lauknešėliai? Aš dar noriu papildyti, kad prie tos mūsų Merkio slėnio asociacijos vienyje ne tik ūkininkus, bet ir valgytojus, tai jeigu jūs norit irgi aktyviau dalyvauti ir irgi sakyti ūkininkam, ką jie nori auginti, ko jūs norit, tai irgi galit drąsiai jungtis prie mūsų. Lauknešėlį mažesniam yra medus, didesniam yra medus ir žiedadulkės ir dar bičių vaško žvakė. Bičių vaškas, irgi norėčiau pasakyti, būtent 100% vaško žvakės yra labai naudingos, jos valo orą. Tai mes tyčia nededam jokių papildomų dalykų, nei knato mirkom kažkur tai, kad jos gal ir nesudega taip gražiai, kaip kad galėtų sudegti, bet už tai nieko kenksmingo juose nėra. Tai vat, tai irgi dar šitas, manau, svarbus dalykas. Tai labai dėkoju, Beata, ačiū, kad atvažiavai iš Vilniaus tokį kelią su koriai, tikimės, kad čia malonu tau. Jurgita, labai ačiū. Daiva ir Valdas mus pakvies paragauti. Prieš paragaujant tai dar noriu padėkoti dar kartą Beatai. Sakė, čia dovanėlių visokių, kažkokio vietinio lauknešėlio, tai eisim visi kartu ragauti ten, kur žalia palapinė pas Rasą. Ačiū Jurgita tau, kad tu kartu čia būni su mumis ir Daiva. Ačiū Laisvė. Visi, pas mus 15 valandą, truputėlį po 15:10 bus Žygimanto Buržinsko ir Algio Kašėtos diskusija apie vieną varėną. Klausimas, kodėl dvi varėnos, o kodėl viena, ar kaip labai čia man turėtų smalsu būti. šitą klausimą Jo, labai išsiaiškinti. smalsus. O kol susirinks mūsų pašnekovai šitam pokalbiui, tai kviečiame visus prie žalios palapinės, ten yra valkininkai ir yra taip pat Rasa, kuri duos paragauti produktų lauknešėlio ir susipažinti su lauknešėlio sudėtimi. Gerai, jau baigiau. Aš noriu Jums labai padėkoti, tikrai padėkokit savo ir gyvenimui, kokioj nuostabioje vietoje gyvenat. Apsuptyje nuostabių upių, ežerų, miškų, gamtos ir būkit patys geriausi savo krašto ir savo krašto ūkininkų ambasadoriai. Ir palaikykit ir patys pirkdami vietinį produktą ir dar visiems savo giminėm ir draugam pasakykit. Nes mes tikrai visi po truputį galim kurti daugiau klestėjimo visiems, daugiau gamtos, daugiau ryšio su gamta ir tai tikrai yra labai svarbu. Tai ačiū Jums, einam ragauti. Ačiū Beata už įkvepiančią kalbą. Ir jeigu norėsit kažko paklausti, ar Beatos, ar Jurgitos, ar Daivos, tai tikrai prie to žalios palapinės, ragaudami drąsiai, klauskit, teikit. Ačiū labai.